Sveiki, kovo 1-ąją Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų rinkimai. Taigi vėl spręsime, kas ketverius metus valdys miestus ir rajonus. Kam priklausys valdymas, žinoma, spręsite jūs, brangus rinkėjai, o tikėkime, laida Lietuvos sprendimas padės jums apsispręsti. Taigi eteryje Rokiškio rajono savivaldybės tarybos rinkimų debatai, Lietuvos sprendimas dėl Rokiškio rajono tarybos narių mandatų varžosi 5 partijos ir 1 koalicija. Pristatome juos pagal numerius. Numeris 2 – Lietuvos socialdemokratų partija, kandidatas Vytautas Vilys, dabartinis Rokiškio meras. Sveiki. Sveiki. Numeris 3 – Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, kandidatė Diana Meškauskienė. Sveiki. Sveiki. Numeris 11 – Lietuvos laisvės sąjunga, liberalai, kandidatas Gintaras Girštautas. Sveiki. Labą dieną. Numeris 20 – Darbo partija, kandidatas Valerijus Rancevas. Sveiki. Labą dieną. Numeris 25 – Partija Tvarka ir teisingumas, kandidatas Egidijus Vilimas. Sveiki. Numeris 26 – Rokiškio krašto koalicija už laisvę augti, kandidatas Zenonas Akramavičius. Sveiki. Labą dieną. Pirmiausiai pradėsime nuo kandidatų prisistatymo. Prisistatymui yra skiriamos 2 minutės. Tad pradėkime. Pone Vily, jūs pirmas. Gerbimi rokiškėnai, rinkėjai, piliečiai. Kiekvienas periodas yra svarbus ir jį reikia perėti taip, kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas. Arba bent jau pagerinti esamą situaciją. Man tenka būti Rokiškio rajono meru porą metų. Tenka įvairiose situacijose, įvairiose pareigose teko dirbti. Labai gerai pažįstu nuo mažo žmogaus iki pat didžiausių įmonių vadovų. Ir tas darbas meru yra sudėtingas. Jį turi atiduoti visą save tam, kad būtų rezultatas. Šį kartą mes pirmą kartą renkamės merą tiesiogiai. Pritariu tam, kad tai būtų, kadangi žmonės nori pažinti žmogų, iš kurį balsuoja, kurio galės paklausti. Tai yra naujiena. Naujiena mums socialdemokratams nėra baisi, kadangi mes Rokiškio rajone esame jau daug metų valdančioje koalicijoje su trumpomis pertraukomis. Ir visi tie pasiekimai, kurie yra rajone, yra daug prisidėta ir mūsų koalicijos, mūsų partijos narių. Mūsų sąraše yra labai daug įvairių specialybių, įvairių profesijų žmonių. Ir man dirbant meru labai būdavo malonu iš jų paklausti, susižinoti jų nuomonės, jų svajonės. Ir dėl to mes galim daug ką spręsti rimtai, atsakingai, nes mes jau nepameluosim, nesame vienakartinė partija, nesame vienadienė. Ir už tai mes galim pažiūrėti, kokį mūsų rezultatą rajone. Mes esam kitą kartą pravardžiuojame, kad mes daugiausiai įsiskolinę rajonas per tuos metus. Taip, mūsų skolų nemaža, bet padaryta daug. Aš visada sakyčiau, kad geriau turėti skolos ir padarytus darbus, negu neturėti ir skolos, nepadaryti darbai. Dabar mūsų, kaip vertina mūsų rajoną aplamai, reitingai, savivaldybių reitingai, mes esam 12 vietą. Dar taip aukštai nesam buvę, per 7 vietas šoktelėm į viršų. Taigi, rezultatas geras. Prieda mūsų biudžetas buvo sunkokas. Per praėjusį periodą mums pavyko visgi, nesakyčiau, kad stabilizuoti, bet šį kartą netgi sumažinti mūsų skolinimus. Būtent šita komanda, turėdama tokį potencialą ir būdama prie valdžios, turės daug ką gero padaryti. Matau, rajonas džiaugsis. Ačiū. Žmonės. Ačiū, tai buvo ponas Vytautas Vilys. Ačiū už prisistatymą. Dabar laikas Tėvynės sąjungai, Lietuvos krikščionims demokratams. Prašau. Labadiena visiems, labadiena mėlyms rokiškėnams. Dažnai girdim žodį neįmanoma. Mes šį kartą dedam skyrybos ženklą. Neįmanoma. Įmanoma, kad rajono žmonės patikėtų partijomis. Įmanoma, kad rajono žmonės susigrąžintų pasitikėjimą valdžia. Įmanoma padaryti, kad jaunas žmogus norėtų pasilikti Rokiškio krašte. Su manimi į rinkimus kartu žengia labai stipri, šauni, skaidri,
patikima mūsų komanda. Komanda tai mūsų rokiškėnai, kuriuos kiekvieną dieną galima sutikti gatvėje, darbe, bendraujant. Ir mūsų žmonėms, komandoje esantiems, nereikia savęs įrodinėti, jie save liudija savo darbais. Ir komanda mūsų pasiruošusi, pasiryžusi, labai tvirtam, stipriam darbui nusiteikusi rajone, apsvarščiusi viską, ištyrinėjusi problemas, eina į šiuos rinkimus. Ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų komandoje yra labai puikių savo srities specialistų, savo srities žinovų. Turim inžinierių, turim mokytojų, gydytojų, verslininkų, aplinkos saugininkų, turime ūkininkų. Ir visada susidūrę su problemomis galima gauti tokią kvalifikuotą pagalbą iš mūsų respublikinės partijos, kadangi, kaip visi žinot, mes turim net tokių specialistų, savo srities žinovų, kurio šiandieną kviečiasi ir Ukraina pagalbon išvengti tos krizės, tos situacijos, kurioje yra šiandieną. Mes tikime kiekvieno, kuris sako, kad savo gerovę, savo sėkmę Lieka 10 sekundžių. Gali kiekvienas susikurti pats. Ir mūsų šūkis pagrindinis yra. Tai skaidrumas, ūkiškumas, ryžtas. Mėly rokiškėnai, jeigu patikėsite mumis, Ačiū. Mes tikrai galim geriau. Ačiū, dėkojame. Tai buvo Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Dabar laikas Lietuvos laisvės sąjungai liberalams. Prašau. Labadiena, gerbiami rokiškiečiai. Labadiena, susirinkę čia studijoje. Lietuvos laisvės sąjungos liberalai Rokiškio skyrius turbūt vienintelis iš partijų, kuri išdrįso iškelti tiesiogiai į merų rinkimus nepartinį Virginijų Lukošiūną. Tai irgi didelė atsakomybė, didelis pasitikėjimas, bet mes tikimės, kad tokiu būdu sugebėsime atkreipti jūsų dėmesį, kad sustabarėjusi partinė sistema ne visada atspindi rajono žmonių gyventojų lūkesčius, jų viltis. Formuodami šitą sąrašą, jį sudėliojame taip, kad žmonės būtų sąraše iš kiekvienos seniūnijos, kad jūs visus juos pažinotumėte tiesiogiai, asmeniškai, kad į kiekvieną galėtumėte kreiptis. Kaip nekeista, jau antri rinkimai ir turbūt tai pasiteisino, mes formuodami sąrašą didžiąją daugumą į sąrašą įtraukėme nepartinius žmonės. Tai didžioji dauguma mūsų sąraše yra nepartiniai. Tie žmonės, kurie tikrai žino jūsų lūkesčius, kuo gyvena jūsų seniūnyje, jūsų miestelis, jūsų apylinkė. Ir tikėkime, jeigu pasitikėsite jais, rinkimuose atiduosite balsus už juos, jie tikrai jūs atstovaus ir galėsite didžiuotis. Rinkimai kovo 1 dieną nuspręs, kuri partija ar kuris meras valdys rajoną sekančius 4 metus. Tai irgi labai svarbu, nes tai yra mūsų gyvenimas. Ir kiekvienas turbūt norim, kad tas gyvenimas mūsų būtų geresnis, šviesesnis, mūsų vaikų ateitis, kad būtų užtikrinta, kad grįžtų į mūsų miestą ir miestelius anūkai, ne tik, kad išvažinėtume į didžiuosius miestus, į užsienį ir kitur. Taigi, siūlau balsuoti už Lietuvos laisvės sąjungos liberalai sąrašą, kurį sudaro nepartiniai kandidatai. Dėkojame, tai buvo Lietuvos laisvės sąjunga, na, o dabar darbo partija. Kaip darbo partija prisistatys, prašau. Labadiena, gerbiami rokiškėnai, gerbiami politikai susirinkę studijoje. Tikrai labai ateina atsakingas metas. Kas 4 metai Lietuvą aplanko toks neramus, sakyčiau, laikotarpis, kai vyksta rinkimai į savivaldą. Mums politikams tai tikrai be galo yra svarbus metas, bet manau, kad ir visiems rinkėjams irgi tas metas niekuo svarbesnis. Tai nuo mūsų visų priklausys, kas stos prie rajono vairo, atsisės į mero kėdę ir dirbs žmonių labui. Man tikrai tenka labai didelė garbė atstovauti čia darbo partiją ir būtent Rokiškio rajono skyrių. Mūsų komanda sudaro, į tarybą eina 17 žmonių.
Ir kas yra labai svarbu ir pabrėžtina, iš tikrųjų tai mūsų Rokiškio rajonas ir pats Rokiškio miestas nėra didelis, nėra tarp didžiųjų sąrašo. Jame gyvena 33 tūkstančiai gyventojų rajone, mieste 13 tūkstančių. Ir tas skaičius vis mažėja. Tai mums yra labai svarbu parinkti į tarybą tuos žmonės, kad jie eitų ir kandidatuotų, atstovautų partiją, kurie supranta savo sritį, yra išmanantis, yra tikri savo reikalų asai. Taigi mūsų sąraše yra ir įvairiausių sričių specialistai, tiek ūkininkai, mokytojai, socialinės apsaugos srities specialistai. Mūsų programa tikrai nepasakyčiau, kad jin kažkuo tai yra ypatinga Lietuvos mastu, bet yra labai svarbi Rokiškio krašto žmonėms. Joje yra numatytos visos socialinės sritys, švietimo, mokslo, sporto, sakykime, jaunimo problemos yra išgvildentos, kas tai yra labai svarbu, nes, kaip aš ir minėjau, Rokiškis yra nutolęs miestas nuo didžiųjų, rajonas nuo didžiųjų miestų. Jaunimas linkęs palikti mūsų kraštą ir mūsų siekis yra, kad sugrąžinti jaunimą atgal į Rokiškį, kad jis čia kurtų, dirbtų, augintų savo vaikus. Taigi aš siūlau balsuoti už 20, už tokį sąrašo numerį gražų, galėčiau pasakyti 20 ir atiduoti savo balsus Darbo partijai. Ačiū, tai buvo Darbo partija ir jos prisistatymas. Dabar partija Tvarka ir teisingumas, prašau. Labadiena, gerbiami kolegos studijoje. Labadiena, Rokiškio krašto žmonės. Mūsų komanda nuoširdžiai dėkoja Jums už didelį palaikymą, keliant mūsų sąrašo kandidatus ir remiant mane kaip merą. Jūs palaikėte 1500 savo parašų ir dėkui Jums už tai. Mūsų komandoje yra jaunatviško ryžto, patirties, kompetencijos, todėl ne tik norime padėti kiekvienam žmogui, bet ir galime. Mūsų komanda savo kraštą įsivaizduoja ir sieks, kad per kadenciją jis taptų su krašto verslų gebėjimu veikti kartu, stiprinant krašto ekonominį pamatą, kuriant sąlygas mažų verslų įvairoviai, darbo vietų, reikalaujančių aukštų profesinių kompetencijų įtvirtinimui. Su veikliomis problemas sprendžiančiomis ir institucijas kontroliuojančiomis bendruomenėmis, aktyviomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Su aktyviu versliu, čia savo gyvenimą kūrenčiu, jaunimu, kuris jaučiasi atsakingas už dabartį ir už Rokiškio krašto ateitį, su vienodai saugiomis ir patogiamis gyvenimo sąlygomis visuose rajono kampeliuose, su atnaujintomis kelių dangomis, pėsčiųjų, dviračių takais, rytais ir vakarais apšviestomis gatvėmis. Ir su žmogumi, kuris gali pasakyti, tai aš padėjau savo kaimui, savo kraštui ir savo pačiam artimiausiam žmogui. Ačiū, tai buvo partija Tvarka ir teisingumas. Ačiū už Jūsų prisistatymą. Dabar Rokiškio krašto koalicija už laisvę augti. Prašau. Labą dieną, mėly rokiškėnai. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungo liberalų sąjūdis sukūrė koaliciją už laisvę augti. Pirmą kartą Rokiškyje turbūt dalyvauja rinkimuose koalicija. Dėl ko jinai tokia susibūrė? Susibūrė tai, kad iš tikrųjų tie politikų pažadai visada paprastai būna neįgyvendinami. Matome šiandien, kad iš tikrųjų maža panaudota Europos investicijų ir tikrai rajonas yra atsilikęs pagal įsiskolinimus, pagal tai, kokia yra užsienio kapitalo investicija. Aš dirbu versle, kur dirba daugiau negu 200 žmonių ir matom šiandien, kad pasako kandidatai, kad remsime verslą. Iš tikrųjų, dirbant versle, nei karto politikai nepasiduomi, netvažiuoja. Verslas yra užmirštas, o tam struktūros yra sukurtos, kad ir patarėjai verslui, ir visa kita, valdininkijos pakankamai yra daug. Sakykime, rajonai vadovauja tiesiog administracija virš 250 žmonių. Žinom vieną dalyką, be verslo
nieko nebus, pinigų nebus, nes daug kas nežino, kaip atsiranda turbūt pinigai, tik daugimas pripratę tik skirstyti pinigus. Taip, kad mes iškėlėm savo koaliciją meru gerbiamą Vytautą Masiulį, kuris jau vieną kadenciją buvo meru, ryžtingai priėmė dėl kai kurių miesto gerbūvio darbų, tai yra aikštės nepriklausomybės atstatymo. Gerai, dėkojame Jums, tai buvo Rokiškio krašto koalicija už laisvę augti, tai buvo jų prisistatymas. Brangūs žiūrovai, skiriame su Jumis trumpai reklaminį pertraukėlį, po kurios vėl pratęsime laidą Lietuvos sprendimas. Sveiki visi po reklamos sugrįžę į laidą Lietuvos sprendimas. Nu, dabar klausimų laikas. Pirmasis kandidatas, gavęs klausimą, jį galės atsakinėti 2 minutės. Kiti kandidatai atsakymą galės papildyti savo komentarais iki 1 minutės. Tarybos ir tiesiogiai išrinkto mero santykis. Juk nepaslaptis, kad galimi konfliktai dėl mero ir tarybos bendradarbiavimo, ypatingai jeigu nėra merą palaikančios daugumos. Taigi, kaip susitvarkyti štai su tokia situacija? Pirmiausiai klausime Lietuvos socialdemokratų partijos kandidato dabartinio Rokiškio mero Vytauto Vilio. Prašau. Mes, kadangi esame politikai, ir politika tai yra menas susitarti. Manau, čia kito kelio nebus, būtent nuo to. Mes kaip tik, aš perduosiu vairą naujai kartą jaunesniems, kaip tik mūsų būsimas meras Antanas Vagonis, jeigu laimės. Ir būtent jis sugebantys rasti kontaktą su žmonėmis. Ir manau, kad jeigu jis bus išrinktas merų, sugebės atrasti. Jeigu jie būtų sudėtingi dalykai. Be abejo, meras tas, kuris ateina vienas ir jam dauguma tarybos nepritarė, būtų darybos ir manau iki to, kad galbūt koalicija galėtų plėstis. Tai yra toks variantas, bet manau, kad čia ta rizika nėra labai didelė. Minutė skiriama Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams. Poniai Meškauskienei, prašau. Tiesioginiai mero rinkimai, aišku, demokratinė prasme teigiamas žingsnis, bet aš manau, per šią ateinančią kadenciją bus susidurta pakankamai visokių problemų ir aš manau, vyriausybė ir Seimas grįž prie to įstatymo pataisos, savivaldos įstatymo. Pirmiausia, tai meras renkamas žmonių, tai labai priklausys mero savybės, kokiamis jisai disponuoja, ar jis yra patikimas, ar nekorumpuotas, ar aktyvus, ar stiprus žmogus. Būtent mes galim tuo didžiuotis, kad Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai yra patikėję kandidatu į merus savo patikimą tokį žmogų, iš tikrųjų sąžiningą žmogų, skaidrų žmogų, Almantą Blažį. Ir kitas dalykas, kai kas aiškina ypatingai daug diskusijų, ar tiesiogiai išrinktas meras sutars su taryba. Aišku, pirmiausia, pagrindinis dalykas ieškoti kompromiso. Minutė baigėsi, paprašysiu rezimuoti. Ir aš manau, kad tiesioginiai mero rinkimai yra teigiamas dalykas ir visada naujovės atneša. Taip, tačiau dabar mes kalbame apie tai, kokiegi bus santykiai. Pone Girštautai, ar jūs nemanot problemų, kad gali kilti dėl to? Tai turbūt aš skirtingai negu oponentai prieš mane kalbėjantis, mes jau į rinkimus išstatydami nepartinį kandidatą, nepartinį, šiai dienai dirbantį tarybai Virginijų Lukošiūną, jau suprantam, kad gali visko būti, bet geri konfliktai, nepereinantis į karą, turbūt visada duoda naudą. Tam pačiam rajonui, tai pačiai savivaldai mūsų ir turbūt nėra ko bijotis. Meras išrinktas tiesiogiai įgauna į tam tikras galias. Nebūtinai formuoti tvirtas koalicijas, kaip dabar daroma, postų pagrindų. Gal mus net nepakvies Virgis Lukošiūnas Lietuvos laisvės sąjungos į būsimą koaliciją. Gal jis atsirinkęs rajono žmonių išrinktus tarybos narius, kalbės su jais atskirai, rinksis tuos, kurie geriausi. Aš nežinau, kaip jis darys, bet mes to nebijome. Ir tikimės, kad tai duos rezultatų, nes proveržis visada reikalingas. Supratau, tai jūs keldami nepriklausomą kandidatą norit sudrumsti vandenį Rokiškyje. Ne, mes žinom, kad vandens nesudrumsim, bet duosim proveržį. Gerai, dėkojame. Darbo partijos komentaras, prašau.
Tikrai toks labai įdomus klausimas. Aš tai noriu priminti, kad Darbo partija viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo kalbėti apie tiesioginius mero rinkimus ir pagaliau mes sulaukėme rezultatą ir turime jau kovo 1 dieną, turėsime jau pačią pradžią, kai galėsim tiesiogiai rinkti merus. Aš taip galvoju, kad taip, čia konfliktas galimas, bet reikia suprasti ir tokį dalyką. Yra tiesioginiai mero rinkimai. Jeigu tas meras, kandidatas į merus gauna didelį pasitikėjimą rajono žmonių, tai neįsivaizduojamas dalykas, kaip jis gali neturėti tarybos palaikymo ar pasitikėjimo. Manau, tai konstruktyvus dialogas, bendradarbiavimas, bendrų sąlyčio taškų ieškojimas privestų prie konstruktyvaus darbo. Aš kaip tik toksai žmogus ir esu, kadangi aš labai didžiuojas to irgi, kad būtent Darbo partija mane delegavo į kandidatus ir rajono merus, tai mano toks tikslas ir būtų, kad suvienyti tarybą, kaip įmanoma, kad vyktų konstruktyvus darbas. Ačiū už jūsų komentarą. Dabar ponas Vilmas. Merų rinkimai nėra grožio konkursas ar šokių konkursas. Ir tiesiogiai merą renka Rokiškio krašto gyventojai. Ir jį išrenka už jo programą. Kaip ir tarybos narius renka už jų programas. Ir didelė tikimybė, kad ir kadangi mūsų partija iškėlė mane ir mūsų programos mano kaip mero ir mūsų komandos programos yra tokios pat, labai artimos, tik suskirstytos pagal kompetencijas. O Rokiškio rajone nebuvo tokių konfliktų, kad būtų nesutarimai. Aš kadenciją dirbau meru, dirbome kelios politinės jėgos labai sunkiu laikotarpiu ir surasdavom kompromisus. Ginčai vykdavo ir vyksta tik todėl, kaip, kokiu būdu, kur prioritetas. Bet dėl pagrindinių dalykų čia sutarė visi čia sėdintys žmonės, nes programos labai panašios. Dabar koalicija už laisvę augti. Kaip jūs pakomentuosite tai? Aš manau, kad konflikto turėtų nebūti, kadangi mūsų yra ilgiausias sąrašas 48 ir tikim, kad gausim bent 13-15 balsų. Taip, kad ir meras mūsų liberalas yra pakankamai lankstus ir aš mąstau, kad šitų problemų išvengsim. Bet jeigu tai būtų, reikės daryti koaliciją, tokią koaliciją, kuri pripažins pertvarkas rajone, nes jos bręsta, pribrendusios yra. Ir aš manau, kad tiesioginė mero rinkimai yra labai gerai, nes yra didesnė atsakomybė ir tuo pačiu didesnės teisės. Kitas klausimas, kuris teks gerbiamai poniai Meškauskienei, yra apie galimas koalicijas, bet gal prieš tai reikėtų pasakyti, kad Rokiškyje, išties Rokiškio rajone savivaldybė dirba gana stabiliai. Štai, kad pavyzdžiui visai netoli esantis Zarasai per 16 dienų turėjo 3 merus. Tai irgi yra tam tikras rodiklis, o jūs dirbat stabiliai. Tai gal jau tikrai žinot, su kuo norėtumėte dirbti koalicijoje, su kuo galbūt matote galimybę formuoti valdančiąją daugumą. Prašau. Aš manau, jeigu rokiškėnai patikėtų mumis, tai ir gautumėm gan didelį balsų skaičių, tai koalicija būtų stabili ir tvaresnė. Aišku, suprantu, kad dabar visi galbūt mintise dėlioja tas koalicijas. Mes irgi nesame nutarę griežtai, su kuo eisime į koaliciją ir nesame nesidalinom jokių nelaimėtų postų, nesiskirstėm, kaip kad būdavo. Tiesiog į koaliciją, aišku, norėtųsi eiti su labiausiai sąžiningais, nekorumpuotais, prieš rinkėjus partneriais ir, aišku, mes esam dešinioji partija, tai jau kartais visada mums yra priimtina dažniau dešiniosios jėgos. O tai jau yra tokie nesąžiningi, korumpuoti politikai, su kuriais neįtumėt? Nes rinkėjams turbūt reikėtų konkrečiai pasakyti. Aš manau, rinkėjai atsakys po šitų rinkimų į šitą klausimą. Ir mes pamatysim po kovo 1 arba po rinkimų. Ir kitas dalykas, aš manau, kad savivaldybėje daugiausia klausimų yra susijęs su ūkiu ir kartais galimos koalicijos, kai kartais ir vertybiniu požiūriu truputėlį partijos yra skirtingos.
Tai taip, kad vienu žodžiu dar mūsų pozicija yra tokia, kad mes nesakome aiškiai, su kuo eisime į koaliciją, bet eisime su tais, kuriems Rokiškis parodys, Rokiškėnai parodys, kad pasitikė, bet jeigu tai mums bus ne visai priimtini partneriai, mes verčiau liksime opozicijoje. Dėkojame už jūsų atsakymą. Pone Girštautai, gal jūs konkrečiau apie koalicijas? Turite tą minutę. Tai turbūt tas koalicijos labai sudėtinga sudaryti, kai aš neinu į merus, nes iš tikrųjų pagal merą bus sudaromos koalicijos, bet geriausia būtų, aišku, to įstatymas nepriėmė, kad iš visų sąrašų žmonės išsirinktų tarybos narius. Iš visų sąrašų ir tie žmonės, kurie daugiausiai reitingo balų gavo, tai būtų tikrai tie aktualiausi žmonės. Bet taip, aišku, nėra. Tai dėl to tikimės, kad mūsų kandidatas, jeigu jam pasiseks laimėti mero rinkimus, išsirinks tas partijas, kurios neturi problemų didelių su teisėjai sauga, kaip ir kaimynai sakė, tie į tų partijų sąrašus papuls į tarybą, iš tų partijų sąrašų papuls į tarybą žmonės, kurie tikrai sugeba dirbti. Tai irgi reikia žiūrėti po kovo 1-osios, kai jau žmonės atbalsuos, išreitinguos ir kas papuola. Gali būti, kad partija ir patinka, ir graži, bet jeigu žmonės ateina nedirbto, tik pasidėti taryboje, tai turbūt ir merai bus sunku. Keliaujame prie darbo partijos, ponas Valerijus Rancevas. Su kuo norėtume dirbti koalicijai? Čia nekarta buvo minimos įvairiausios partijos, įvairiausios koalicijos ir būtent, žiūrėkim, kaip išeina dabar. Mes kalbam apie tarybos formavimą, bet nenorim sugrįžtam prie mero. Tai aš manau, kad taip, tai būtų mero viena iš pagrindinis vienas iš pradžios darbų suformuoti dirbančią koaliciją. Kalbame apie stabilumą. Aš neįsivaizduoju, koks gali būti stabilumas, jeigu kas 4 metus keičiasi tos pačios koalicijos valdantieji. Aš pasisakau už stabilumą ir manyčiau, kad dirbant jau šioje koalicijoje jau yra pasiektas tikrai teigiamas rezultatas. Rajono skolos yra stabilizuotos, dirbama be jokių didelių nesusipratimų, kažkokių tai konfliktų. Tai aš pasisakyčiau irgi už dabartinę koaliciją ir toliau, bet iš tikrųjų tai esame atviri ir svarbiausia, kad tai būtų kompetentingi žmonės, nesusitepę žmonės, žinantis, ko jie nori ir ko jie siekia. Pone Vilimai. Na, aš galiu pasakyti, kad mes esame pasirašę jau sutartį kartu dirbti po rinkimų centro kairės koalicijai, kurie įeina Darbo partija, Socialdemokratų ir mūsų Tvarkos ir Teisingumo. Ir mes tai darome pagal vertybės, pagal tai, kokius matome kelius, pagal savo programas, pavyzdžiui, kaip viešųjų paslaugų tiekimas. Tai mes manome, kad ir ateityje savivaldybė turi rūpintis viešųjų paslaugų tiekimu, išlaikyti kontrolę įmonėms ir garantuoti, kad nebūtų plėšikaujama gyventojų sąskaita, užkeliant kainas, nes mes matome patirtį karčią iš miestų, ypač didžiųjų, kai buvo išnuomoti šilumos tinklai ir savivaldybės nekontroliavo savo įmonių. Tai sutartį mes turime jau. Supratau. Ir kviesime, jeigu palaikys mūsų programą, prisijungti į didžiąją koaliciją. Bet tai nuspręs, kokios koalicijos bus galutinės. Rokiškio rinkėjai. Gerai, dėkojame jums. Pone Kramavičiau, jūsų kuo matot bendrą tikslą dirbti kartu? Jo, mes ir už teisę augti koaliciją svarstėm šitą klausimą. Iš tikrųjų, pasirašyti nesam pasirašę raštiškai, nes kai kas čia minė, kad pasirašo, bet aš žinau, kad yra ir sulaužytos pasirašymo sutartys, taip, kad mes nepasirašom, bet mes centro į dešinę sukam, kadangi mūsų daugiau yra verslo žmonių, yra tie, kurie iš tikrųjų visuomeniniai, daug tokių aktyvių žmonių, kurie dirba visamai miesto labui ir nemokamai, ir su verslu bendrauja, taip kad aš daugiau linkęs su dešinė pusė. O mūsų, aš kaip minėjau, tai manau, kad turėsim galbūt ir nereikės koalicijų daryti. Dėkojame jums, pone Vilija, ar jūs esat patenkintas susitarimu su partija Tvarka ir Teisingumas?
Tai garantuotų testinumą tų darbų, kuriuos pradėjom, kuriuos dirbam. Ir gan neblogai sekėsi, aišku, mes ir pasiginčydom, ir įvairių nuomonių būdavo, bet svarbiausia, kad rasdavom išeitį. Ir laikas mažinti politinį susvetimėjimą tarp partijų, kažkur arčiau būti. Kad ir žiūrint į naują junginį, darinį 26 numerį liberalus, tai daug teko bendrauti, kaip man kaip merui, su ypač Irmantu Tervyžiu, kuris yra jų sąraše. Ir daugybę klausimų galima spręsti, rasti išeitį. Ir manau, kad tai lemia vėlgi, ne vien tik mūsų, aš manau, mūsų buvusi koalicija ir dabartinė, kurią mes rašėme, bus traukos centras, į kurį galės visi turintys ką pasiūlyti rajonai. Ką geriau padaryti, galės rasti ir kelią, ir taką, ir bendravimą. Tai manau, kad aplamai laikas jau per rinkimus dabar patriukšmausim mėnesį, kol suformuosim koaliciją, po to manau, kad visi bus laukiami prie mūsų su realiais pasiūlymais. O kiekviena partija turi daugybę asmenybių ir pasiūlymų. Ačiū už jūsų komentarą. Na, o dabar mes keliausime turbūt prie vieno svarbiausių klausimų šiandieną. Pone Girštautai, pradėsime nuo jūsų. Jūs turėsite 2 minutės ir tai yra klausimas apie savivaldybės skolą. Žinau, kad iš karto visi sako, jūs pažiūrėkite į sostinę. Bet dabar mes ne apie sostinę kalbam, o konkrečiai kalbame apie jūsų rajoną. 70% savivaldybės pajamų. Savivaldybė yra skolinga ir įmonėms. Ar grėsminga, turbūt jau klaus nebereikia. Dabar klausimas, kaip tai sumažinti. Skolos turbūt nesusidaro šiaip savo, tai ateina iš politikų, kurie valdo rajoną. Aišku, labai gerai, kad tos skolos susidaro tose vietose, kur tikrai jos reikalingos. Ten reikia skolintis ir verslas lygiai taip pat savo verslą plėtodamas skolinasi pinigus ir investuoja. Aišku, kai kurie mūsų projektai gal buvo nelabai pavykę, gal kurie neduoda grąžą, aišku, tiesioginė prasme, bet tai yra socialiniai ir kitokie gerbai. 70% tai yra lik ir gniuždantis skaičius. Tikrai, taip, vienas didžiausių rodiklių šalyje. Tai gniuždantis skaičius, tai apriboja mūsų ateityje ir būsimai tarybai, ir būsimam merui irgi apriboja veiklos laisvę. Bet tikėkime, kad jeigu, kaip mes deklaruojam, kad nebus priklausomybė prie partijų, nereikės atidirbinėti partiečiams, nereikės duoti tiem projektam, kurie tikrai yra partiniai projektai ir atstovauja partinius žmonės, tai kažkiek galėsim sumažinti. Turbūt mūsų kandidatas į merus nepriklausomas pasakys, kad mes įsivaizduojam, kad taryboje politiniai postai turėtų tik būti 2 - meras ir vicemeras. Visi kiti administracijos direktorius turėtų būti nepartiniai, tai irgi duotų tiesioginę grąžą, nes sumažėtų išlaidos, sumažėtų išlaidos ten, kur nereikia. Įsivaizduoju, kad turėtume investuoti į Kriaunų krašte ir Jūžintuose į mūsų, reiškia, turizmo sektorių, tai yra gražus kraštai, gražios vietovės, ne tik bendruomenės. Bendruomenės taip ten dirba, bet ten turėtų prisidėti ir savivaldybė, kurt savo vietas. Tai duotų, nes pramonės mes kažkokios tai kaip taryba nesukursime. Bet mes galim daryti patrauklumą mūsų krašto, mūsų ypač Rokiškio rajono miesto centro, kuris šiai dienai yra lik ir labai gražus, bet numiręs. Vieni bankai ir daugiau turbūt nieko nėra be vienos parduotuvės. Netraukia žmonių, traukos centro nėra. Turim sudaryti sąlygas smulkiajam verslui. Ačiū, dėkojame, ponė Rancevai. Kokia jūsų nuomonė? Mano nuomonė būtų tokia. Mes žinom, kiekvienas irgi iš mūsų, sakykime, turime savo šeimos biudžetus ir planuojame kažką tai nusipirkti, kažką tai susiremontuoti. Ir žinoma, iš savo atlyginimo mes to neišgalim tą pačią dieną tais metais padaryti ir mes priversti skolintis. Lygiai taip pat ir kiekviena Lietuvos savivaldybė tą daro. Žinoma, yra labai skaudu, kai ir pergyvename, aišku, visi, kad turime tokią skolą, bet aš tą skolą būtent žodį keiščiau, kad yra panaudoti pinigai. Ir kaip jie yra panaudoti. Ar jie davė kažkokią tai grąžą, ar tai paprasčiausiai kažkur tai sudėti pinigai ir jokios grąžos mes nematome. Iš tikrųjų, atvažiavus į Rokiškį, kviečiu jūs irgi atvažiuoti, tai mes iškart matome ir gražėjančius pastatus renovuojamus, ir mokyklas renovuojamas, ir gatves, kelius asfaltuojamus, tai visa tai iš kur. Tai yra prisidėjimas prie europinių pinigų. Ir aišku, mes irgi už skaidrų tą pinigų prisidėjimą. Taip, tas irgi tiesa. Ačiū už jūsų komentarą, ponia Vilimai. Taip, Rokiškio rajono skola didelė. Tačiau dauguma
finansinių resursų buvo naudojama prisidėjimui prie europinių projektų ir už tas prisidėjimą balsavo visa taryba. Aš peržiūrėjau protokolus, vienbalsiai buvo skolinimasi prisidėjimui prie projektų. Ir tai dirbo visi, dauguma čia esančių žmonių. Šita nėra unikali. 2001 metais Rokiškio skola buvo 19 milijonų, o biudžetas 45. 2003-2007 metais, kai mane taryba išrinko meru, mes per 4 metus su komanda, ne vienas, bet su koalicijos partneriais, skolą sumažinome 5 milijonais, o pajamas padidinome 20 milijonų. Ir tai yra rezultatas. Įmanoma tai padaryti, apie tai man per mažai laiko paaiškinti, kaip tai padaryti. Pone Akramavičiau, ką galvojat jūs? Tai yra labai blogai, kad yra rajone tokia situacija susidarius. Tai tie dabar, kurie valdo, valdančioji koalicija, sakykime, neefektyviai panaudoja pinigus, matydamas, kaip tai Rokiškis kiek pagražėjo, ir matau kaimyninį Utenos rajoną, kad kartais mažas miestelis gražiau atrodo negu mūsų pats miestas. Jeigu 20 km dar gatvių neasfaltuotas, aš nekalbu apie mažus miestelius. Taip, kad iš tikrųjų niekas nepasakė, kad reikalingos kardinalios pertvarkos. Tai reikalinga pradedant administracinį galbūt suskirstimą, kada seniūnijoje yra 1000 gyventojų, o jų mažėja. Reikia gal seniūnijų skaičių mažinti, administracijos tiek žmonių reikia mažinti, nes kito kelio nėra. Nes šiandien europiniam projektam prisidėjo 10-15% rajonas neturi pinigų. Tai reikalinga iš esmės keisti susidariusią situaciją. Dėkoju Jums. Taip, pone Vily, kokia jūsų nuomonė dėl savivaldybės skolos? Į tą klausimą galėčiau sakyti, kad skola suvaldyta. Ypač pamačius, kaip biudžetas formuoja dabartinį biudžetą, bet mes planavom, kad po 2 metų bus nedeficitis biudžetas. Taigi, kaip gerbiamas Zenas Akramavičius sakė, kad reiškia, kodėl tiek daug skolų? Dėl to, kad daug projektų buvo. Galėčiau priekaištauti konservatoriam, kad daugiausiai prie jų buvo projektų pradėta. Bet tai yra darbai padaryti. Taip, kad mes turėtumėm prie tų dalykų prisidėjęs gan atsargiai. Jeigu mes Rokiškį gražinam pakankamai gerai, ir aš dėkoju tiem, kurie mato mūsų specialistam, kurie dirba prie tų projektų. Nėra paprasta įsisavinti didelį pinigai. Ir dėkoju tiem žmonėms, kurie specialistams, įmonėms, kuriems mes galbūt skolų dar negražinam, ir tie, kurie iškentė praėjusius metus, kai mes mažinom 60, sumažinom etatų valdininkų. Ir tai nebuvo paprasta, kai reikia prieiti prie kiekvieno žmogaus. Ir šiuo metu rezultatas čia per visą rajoną 60. Ir rezultatas dabar, kad mes jau sumažinam visas tas skolas, nors mes planavom tik kitais metais pradėti jas mažinti. Ačiū, palikime laiko ir Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams. Prašau. Aišku, skolas negerai, bet kartais dėja gyvenimas toks, kad be skolų neįmanoma įsiversti. Ir truputėlį noriu replikuoti gerbiamą Viliui. Taip, pas mus iš tikrųjų už 2007-2013 metus yra atlikta labai daug ES parama pasinaudojant projektų už 90 milijonų litų, kas aišku irgi tas finansavimas savivaldybė, aišku irgi davė tas skolas. Šiuo metu aišku skola labai didelė. Taip, 2 kartus lenkia Lietuvos bendrą skolą. Jeigu taip tiksliau, kiekvienam rajono gyventojui lyg ir būtų dabar skolingas apie 1125 litus. Ir kaip reikėtų tą skolą suvaldyti? Tai pirmiausia, aš manau, reikėtų subalansuoti, stengtis biudžetą. Kitas dalykas, labai reikalinga yra atėjus iš karto atlikti tokį išorinį auditą, pažiūrėti, kodėl tos skolos taip gaunasi, kuriuose vietose galima sumažinti. Ir trečias dalykas, tai pirmiausia turėtų būti parengta ilgalaikė skolos suvaldymo strategija. Brangūs žiūrovai, skiriame su jumis trumpai reklaminį pertraukėlį, po kurios vėl pratęsime laidą Lietuvos sprendimas. Sveiki visi po reklamos, sugrįžę į laidą Lietuvos sprendimas. Klausimas ponui Rancevui.
apie savivaldybės įmonių valdymą. Oponentai kritikuoja, kad savivaldybei pavaldžios įmonės ir įstaigos yra politizuotos. Daug kur dirba ne savo sričių profesionalai bei reikiamo išsilavinimo neturintys politikai susijęs su valdančiaja dauguma. Ar yra tokia problema? Jeigu taip, ar norėtumėt ką keisti? Aš pasakyčiau, kad iš tikrųjų tai tokios problemos nėra, nes kiekviena savivaldybės įmonė atstovauja ir dirba toje įmonėje vadovas, kuris turi tikrai aukštą išsilavinimą, universitetinį išsilavinimą ir jis, nepasakyčiau, kad yra tos srities specialistas, jis visien arba anksčiau yra dirbęs toje įmonėje ir turintis tikrai patirties tą įmonę valdyti. Yra kitas klausimas, kaip tos įmonės, kaip su jomis yra atsiskaitoma ir kaip jie gali savo veiklą vykdyti. Iš tikrųjų, kaip mes pirmai kalbėjome apie skolas, savivaldybė irgi taip pat turi skolą ir savom įmonėm. Tai iš tikrųjų tiems vadovams, tai aš netgi kaip tik jiems padėkočiau, kad jie tokiu sunkiu laikotarpiu sugeba suvaldyti savo įmonės, vykdyti jiems paskirtas funkcijas. O šiaip kiekviena įmonė turi savo valdybą ir ta valdyba turi teisę, kaip su tuo vadovu pasielgti. Jeigu mato, kad tas vadovas nevykdo savo funkcijų ar jas netinkamai kažkaip tai vykdo, tai yra visą laiką pakeitimo galimybė. Aš tos problemos neįžvelgiu. Supratau, dėkuoju Jums, ponia Vilma. Tai kodėl oponentai taip kalba? Tai Rokiškio savivaldybės įmonės dirba sėkmingai. Ir tai rodo faktai. Rokiškio akcinė bendrovė Rokiškio vandenys įgyvendino didžiulį projektą europinį vandens kokybei gerinti, plėtrai, o kaina yra antra pagal mažumą Lietuvoje. Rokiškio komunalininkas tvarkantis atliekas, jų tvarkymo kaina yra mažiausia Panevėžio regione. O apie politikus, be abejo, yra vadovų, kurie yra ir pozicijos šiuo metu, yra pozicijos sąrašuose, eina į tarybą ir niekas jie neuždraus. Jeigu su mani stoti akcinės bendrovės vadovas į mūsų partiją, mes pasižiūrėsime ir jeigu jis gaus rekomendaciją, priimsime. Šiuo metu mūsų partijos narių nėra Rokiškio įmonės. Pone Akramavičiau, ar iš tikrųjų viskas taip gerai? Nėra problemos? Toli gražu negerai, toli gražu. Reikia pertvarkos ir šitą pertvarką turi įvykti kuo greičiau. Kol nebus, sako, kainos žemos ar aukštos, kol konkurencijos nebus, nežinosim kainos. Turi būti konkurencija, reikia privatizuoti, skelbti konkursus kai kuriam darbam. Savivaldybė nėra paslaugų vykdytoja. Turi visai kitos su savivaldybės funkcijos, tai yra išvietimas ir kultūra. O čia tiek komunalininkas, tiek, galbūt įskyrus vandenis, gal yra, kaip sako, pirmo būtinumo įmonė, kurią galbūt neprivatizuot, bet visus autobusų parkas, kam reikalingas autobusų parkas, savivaldybės funkcijai vykdyti. Yra gerų pavyzdžių, paimkim Alytų, paimkim Druskininkus, kada dirba įmonės, sakykime, privačios ir paslaugų kokybė visai kita ir autobusai nauji. Taip, kad šitoj vietoj savivaldybei visiškai nereikia šitos funkcijos vykdyti, taip, kad aš matau čia daug rezervų. Dėkuoju Jums už Jūsų komentarą. Tad, ponia merai, girdite, kaip yra kalbama ir iš tikrųjų tenkina ta kompetencija ar netenkina tų vadovų, kurie yra savivaldybės įmonėse? Tenkina ir apie tai, kad būtent, ir, pavyzdžiui, mes esam 3 koalicijoje, konservatoriai labai gražiai vadovavo autobusų parkui. Kaip tik jie buvo ateina, kai kada opozicija su pasiūlymais įvairiais pasiūlė vandens pavaduotą, kad būtų direktorium. Prašau, jūsų prašymas įgyvendintas. Mes netgi opozicijos prašymus pildam. Tai nėra taip, kad sakytume, kad mūsų būtent žmogus ir jis, kad ir nekompetingas, taps tos įmonės vadovu. Tai visų pirma, mes ir koalicijoje esam šnekėję ne kartą, visų pirma kompetencija. O paskui be abejo, mes norim, kad mūsų partija būtų protingi, išmanų žmonės. Mes juos kalbinam ir aš pats Butėną kalbinu, gal stotume į mūsų partiją. Bet nežinau, jis nepartinis yra. Taip kad, žodžiu, manau, kad problemos nėra. Pas mus problemas nėra. Jie galėtų būti, bet nėra. Supratau, dėkuoju už Jūsų komentarą, ponia Meškauskienė.
Aš tai kaip tik norėčiau oponuoti. Ir iš tikrųjų valdančiai daugumai dabar pasakyti taip, kaip paprasta eilinė pilietė. Ką žmonės kalba? Pirmiausia, labai nepasitikė konkursais, priimant į darbo vietas, nes jau Rokišky sarkastiškai juokaujama, sako, norint laimėti net ir valytojos vietą, reikia priklausyti politiniai daugumai. Kitas dalykas, daug kur įmonės yra tapę tokiais kaip ir iš tikrųjų politiniais suabais. Aš nešneku apie kompetencijos nebuvimą, gal su kompetencija ir tvarkoje, bet kad konkursai vykdomi neskaidrus yra taip. Ir laikas tai pakeisti ir mūsų prioritetas atėjus į valdžią būtų pirmiausia, tai skaidrus konkursai į laisvas darbo vietas įmonių vadovams. Nes tai labai kenkia įvaizdžiui kokiam. Jaunas žmogus, matydamas tai, jisai tą neteisybę, jisai tiesiog palieka Rokiškį ir ieško teisybės, ar kur galėtų įdarbinti kitur. Dėkojame poniai Meškauskienei. Tai ponia Vily, tiesiog trumpa replika į tai, kiek valytojų dabar yra jūsų partijoje? Mes aplamai nevedam tokias informacijas. Bent jau aš nežinau, negirdėjau, galbūt ir, nes mūsų aplamai partijas įvairių. Supratom. Gerai, tęsime kol kas tą patį klausimą apie savivaldybės įmonės ir dabar ponas Girštautas, jūsų paskutinis komentaras. Aš turbūt irgi pritarčiau, kad yra labai politizuota. Pasižiūrėkime į konkursus. Į konkursą ateina tik vienas atstovas, mūsų savivaldybės rengiamus, vienas atstovas. Gerai, jis būna tuo metu gal ir nepartinis, bet po kelių mėnesių tampa tikrai partijos narys iš valdančiosios daugumos. Man 25 metus tenka dirbti kaime. Žinau, kad 3 bibliotekininkės keitės kaimo bendruomenę prašo paskirti tikrai vietoje gyvenančią moterį baigusią universitetą bibliotekininkystę. Tampa valytojos, pardavėjos, bet jokių būdų nepapuola specialistas, nes partiškumas turbūt netitinka. Negaliu pasakyti, dėl ko žmogus ir paduoda prašymą ir viskas, ir lik ir yra kandidatas, bet į eilinę vietą, kaimo bibliotekininkės vietą, šiai dienai rajone nepartinis žmogus, aš įsitikinęs, negali papulti. Klausimas tenka ponui Vilimui, jūs turėsite 2 minutės į jį atsakyti. Korupcija. Po STT kratų iš pareigų pasitraukė Rokiškio savivaldybės administracijos direktorius ir juridinio skyriaus vedėjas. Kaip jūs vertinate šią situaciją ir ar nemanot, kad žmonėm gali tai kelti tam tikrų abejonių, kad viskas yra skaidriai priimama ir daroma savivaldybėje? Savivaldybės sprendimai priimami skaidriai, nes tai garantuoja viešumas. Sprendimų projektai, ar tai būtų administracijos direktoriaus įsakymai, ar tai mero potvarkiai, ar tai tarybos sprendimai, yra įstatymų nustatyta, jie yra viešinami dar projektų stadijoje ir žmonės mato. Pagaliau yra vyriausybės atstovas, kuris nėra, gal nežinau, gal 10 kartų per kadenciją yra pateikęs pastabų dėl priimtų sprendimų. O dėl pareigūnų, kuriems buvo pareikšti įtarimai, tai kaip jūs ir pats vedėjau minėjote, tai nėra įrodyta, o mano žiniomis juridinio skyriaus vedėjo įtarimai yra panaikinti, žmogus dirba kitą darbą ir sėkmingai tegul dirba. Aš asmeniškai esu už absoliutų skaidrumą. Man ir mano komandos žmonėms Rokiškėnai nėra pareiškių jokių abejonių. Jeigu politiniai oponentai kažką tai atleistina. Tačiau nei aš kaltinu nei vieno, nei toleruoju, kad būtų be pagrindo keliama ir kad būtų šitas naudojama politinėje kovoje. Mes gaunam gyventojų pasitikėjimą jau eilę metų. Maždaug tokį pat, arba jis auga. Ir gyventojai parodys, ar pasitikė mūsų komanda, pasitikė valdančiąją daugumą, pasitikė dar kažką. Ir gyventojai jau dabar supranta, kad daugybė dalykų yra labai garsiai pradedama, bet labai tyliai baigiama. Jūs galite papildyti atsakymą, jūs turite tą minutę. Aš manau, kad jau tik tais nesąžiningas arba savo partijos kolegos paskirimas į tam tikrą postą taip pat yra korupcija.
Šitas vyksta, nepaslaptis, vieša jo paslaptis tapo, tai žino ir rajono žmonės. Šito konkrečių faktų nenoriu sakyti, matomai dirba ir daug gerų savivaldybės specialistų. Bet kada konkursai laimimi vienos tos pačios įmonės, sakykime, kartais kelia įtarimų, daug tokio paslaptingo dalykų neviešinama ir spaudoj mažai žinom, sakykime, kaip gyventojai apie investicijas, kas vyksta rajone, kokią firmas laimi, kokias sąmatos vykdomos. Mažai informacijos, nežinau, kodėl jinai slepiama, kada rinkiminiuose pažaduose dabar sakom, kad tai viskas bus atvira, skaidru, žinoma visiems. Minutė baigėsi, paprašysiu užbaigti mintį. Ačiū. Pone Vily, tai ar iš tikrųjų slepiat informaciją? Ne. Galbūt, jeigu trūksa kam nors informacijos, visada galim atviri, bent jau aš ypatingai atviras visom partijom, būdamas meru, ir sakydavo, va, pas tave prastai su tuo reikalu. Nematau prasmės, dėl ko slėpti, bet koks, domėdamasis giliau, atras tą informaciją. Ir jeigu kai tik slėpi, iš karto atrodo, kad tu kažką negerą darai. Tai informacija galbūt nepakankamai viešinama, ar ten jūs nežinot, kur tai atrasti, bet mes tinklalapį specialiai atnaujinam, jis būtų patrauklesnis ir tuo pačiu daug informacijos, nes to vietoje nematau bėdų. Aplamai apie tą STT dalyvavimą, aišku, nemalonu, kai yra savivaldybė, va tie dalykai, bet kitą kartą, bet kokį skundą tyrė STT ir man pačiam teko pasidomėti, kaip ten, tie tyrė, jeigu nepasitvirtina, atšaukia tuos įtarimus. Ir kitą kartą mes, galbūt ir opozicija, gal yra priedermė iškelta tą triukšmą, laikraščiam ypatingai svarbu, kad skaitytų juos ir būna triukšmas, sakyčiau, triukšmą daugiau negu iš tikrųjų. Ačiū, dėkojame už jūsų komentarą. Tai ir paklausimo opozicijos iš tikrųjų, kaip yra, ar čia tikrai verta iškelti šios klausimus? Aš manau taip, ir tai buvo pagrindinė rakštis dabartinė rajono valdžiai, šitos STT kratos. Ir dabar kodėl, aš nežinau, galbūt tai tų partijų, kurių atstovams kilo įtarimai, gal tai yra iš jų valdžios partijų viršūnių pavyzdys, ką mes žinom apie tų partijų vadovus. Ir kitas dalykas, pirmiausia, kas kaip įtarimas, koks kilo gyventojams. Nebuvo to viešumo, skaidrumo. Kodėl tai, aišku, suprantu, vyksta tyrimas, ten esminiai dalykai neįmanoma atskleisti, kas kaltas, kas nekaltas, ir aišku, ta nekaltumo prezumpcija jinai veikia, bet iš rajono mero ypatingai, kadangi vis tiek socialdemokratų dauguma už tai yra atsakinga, nes jie yra daugumoje, labai pasigėdo žmonės bent jau paaiškinti šiek tiek, kas čia įvyko ir kurie čia kalti. Pone Girštautai, ar jūs irgi pritarsite kolegoms, kad specialiųjų tyrimų tarnyba ne kavos puodeliui atvažiuoja? Ne, tai truputį aš to žmonės visus gerai pažįstu ir gerbiu ir tikiuosi, kad tai atvažiavo dėl kavos. Tikiuosi širdie, kad dėl kavos. Bet ką tik prieš tai mero pasisakymė nuskambėjo, kad nuvažiavau į vandenis ir prašiau tapti partijos narių vieną veikėją. Jis šiai dienai netapo direktoriumi vandenų kažkodėl. Tai arba tai laikas turi praeitai, irgi politinės korupcijos, kaip ir atvejais, jeigu savo įmonės, reiškia vadovus, ten kur nėra, darbuotojus šnekina stot. Aš savo įstaigoje stengiuosi į partiją nei vieno nepriiminėti. Supratau? Tai irgi korupcija. Dėkuoju už komentarą. Pone Ranceva, jūs dar turite minutę laiko. Dėl skaidrumo aš ką norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, tai administracijos direktoriaus, mero potvarkiai, mero tarybos sprendimai yra visi viešinami Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje. Kiekvienas su jais gali susipažinti. Tuo labiau, kad tarybos posėdžiai yra transliuojami irgi viešai. Ir kiekvienas, bel kurio paros metu, tai gali pamatyti ir su tuo susipažinti. Aš labai nenorėčiau įsiplėsti, kas susijęs su įstaigos vadovais, tik tai prisiminiau tokią mintį, ką norėčiau pasakyti, kad partiniai, sakykime, partijų statomi kandidatai. Na, kaip taisyklė, partija ir ateina tie žmonės, kurie yra aktyvūs, kurie kažko tai nori pasiekti ir siekti. Tai gal tik tai ta priežastis yra.
o mes visą laiką kalbame apie STT, sakykime, ne, tai iš tikrųjų tai man labai skaudu ir labiausiai man gaila tų žmonių, kuriems yra pateikti kaltinimai, o paskui tie kaltinimai yra atšaukiami. Tai iš tikrųjų yra didelis stresas ne tik tam pačiam žmogui ir jų šeimom ir giminėm. Tai tą irgi reikėtų to nepamiršti. Paskutinis klausimas apie kultūrą. Ar užtenka renginių, pramogų? Kaip vertinate kultūrinį Rokiškio rajono gyvenimą? Ir ar užtenka šiai sričiai finansavimo? Tad, ponia Akramavičiau, nuo jūsų pradeda. Na, aš manau, kad kultūrai yra skiriamas dėmesys. Visada jo, aš manau, būtų tų lėšų daugiau. Aišku, daugiau tų renginių, bet vis dėlto kultūrai, aš manau, mes turim gerą tradiciją. Vadiname žemdirbiam, kiekvienais metais profesionalūs teatrų festivaliai mūsų aplanko. Ir be abejo, kaimo, sakykime, kaimo kultūros namai numirė ir numirė, matomai, dėl kelių priežasčių. Dėl to, kad jaunimo nėra kaime. Na, o taip tai kultūros namai, sakykime, renovuoti pagrindiniai. Šitoj vietoj mąstyčiau, kad kažkiek tai investicijų labai daug nereikėtų jų skirti, nes skirti reikėtų investicijų rajonui į kitus dalykus, kur iš tikrųjų yra situacija apgailėtina. Dėkoju už jūsų nuomonę. Pone Vily, užtenka kultūros? Kultūros daug pas mus Rokišky ir festivalių, viską ir be abejo, tai kainuoja didelius pinigus. Galėčiau padėkoti ir kultūros darbuotojams, kad jie sugeba rėmėjų rasti, aišku, ir mes prisidėm prie to, tai būtent didelė dalis iš rėmėjų ir būtent iš verslininkų daug gaunam. Didinti kultūrai šiuo metu tikrai daug negalima. Reikėtų ieškoti galimybių. Jūs, kaip gerbiamas Zenas, sakėt, kaimo kultūros namai numirė. Yra su bendruomenėmis, su kultūros bibliotekomis, tai yra mūsų deimančiukai, kurie būtent iš ten kultūrą auga. Galbūt ne aukščiausia lygia, bet mes turim centre aukštesnių kaip Gastauta. O ten yra nuo ten bendravimas ir savanorystė, visuomenės organizacijos, kurios dasijungia. Mums lieka tik apjungti, pažiūrėti, kaip tėvui pagloboti ir kažkiek tai pinigų skirtam. Ir tokiu atveju ir mes taip darom. Ir būtent tas visuomenio organizacijų dalyvavimas tuose renginiuose, kuruojant savivaldybė, gaunasi labai geras dalykas. Jų pilietiniai reiškiniai, kurie mūsų patriotizmą kelia, pasididžiavimą savo rajonu. Dėkojame, ponia Meškauskienė. Tai nėra bėdų dėl kultūros Rokiškio rajone? Neatsakyčiau visai vienšališkai taip, nes valstybė nesirūpinti kultūra pasmerkta žlugti ir aš manau, tai yra didžiausia investicija į žmogų. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems Rokiškio kultūros darbuotojams už jų idėjas, už jų atsidavimą ir darbą iš idėjos, nes iš tikrųjų darbas yra neatlygintinas. Mes, kai reikia Rokiškai pasididžiuoti, visada prezentuojame Rokiškio muzikos mokyklą, prezentuojame Rokiškio choreografijos mokyklą, prezentuojame Rokiškio muziejumi, Obelių muziejumi, bet tiems kultūrininkams mes tesugebam sumokėti vos minimumą. Ačiū. Tai čia, aš manau, labai didelė svarbi problema yra. Dėkojame už jūsų komentarą. Pone Girštautai, galite antrinti arba oponuoti. Mes turbūt daugumą etatų ir sumažinome per rajoną, per kaimus, tai yra seniūnijos, kultūros darbuotojų, tie 60, kur buvo minėta, sumažėjo. Tai aš galvoju, kad jeigu norim išlaikyti kultūrą, pretenduojam į kultūros sostinę, paraišką turbūt pateikėm jau, kiek suprantu, tai mes turim pilnai finansuoti įstaigų išsilaikymą ir darbuotojų atlyginimus. Darbuotojas negali žinot metų pradžioj, kad jam algos bus mokamos tik iki spalio mėnesio, o paskiau reikės perkelti kitus metus. Taip neturėtų būti. Suprantu, kultūrai pinigus reikėtų pritraukti patiems kultūros darbuotojams per projektus, per kultūros fondą. Tai tą ir daro mūsų ir teatro rūmai, ir kitos įstaigos, bet mes turim tai padėti, skatinti ir kad žmonės ramiai galėtų dirbti savo darbą. Ne tai, kad pritraukia lėšas projektam ir iš tų projektų lėšų gyvena, mokosi savo atlyginimus, finansuojasi, kol dar įstaiga gali datraukti iki gruodžio 30. Ačiū, minutė baigėsi, ponia Rancevai. Man labai patogu kalbėti šiuo klausimu, kadangi rokiškėnai puikiai žino, kad aš esu irgi šiek tiek prisilietęs prie kultūros veiklos Rokiškio rajone.
Aš pasakyčiau, kad aš tikrai matau labai didelį potencialą Rokiškio rajone, kai turime mes 2 netgi teatrinius festivalius. Vienas yra profesionalių teatrų, kitas yra mėgėjiškų teatrų festivalis ir jis yra tarptautinis festivalis ir praktiškai mes jau jis laikome beveik peraugusi į profesionalių teatrų festivalį, toks lygmuo panašus. Iš tikrųjų, didžiausia bėda, tai aš matyčiau tikrai kaimo vietovėse. Čia tikrai nebuvo per tuos 60 etatų, kaip sako oponentas, tikrai nebuvo nei vienas kultūros darbuotojas atleistas, nes tikrai, jeigu mes turime ir tokios drąsos ir kad norime, kad 2020 metais Rokiškio rajonas būtų kaip kultūros sostinė, Rokiškio miestas, tai suprantama, kad kultūros lygis yra pakankamas. Tik žinoma, aš irgi pritarčiau dėl atlyginimų kultūros darbuotojų, dėl jų finansavimo, tai irgi yra nepakankamas. Ačiū. Dėkojame Jums ir paskutinis komentaras pono Vilimo. Prašau. Taigi, kadangi aš kuruoju kultūros sritį, tai tikrai pažįstu visus kultūros darbuotojus, buvęs visose įstaigose ir norėčiau jiems nuoširdžiai padėkoti. Ir priminti mums visiems, kad šios kadencijos metu Rokiškis yra pripažintas geriausiai kultūrą puoselėjančią savivaldybę šalyje ir gavo kultūros ministerijos nominaciją. Kaimo teritorijoje būtent kultūros darbuotojų dėka parašyta begalės projektų per Žemės ūkio ministeriją įsteigti praktiškai visose seniūnijose. Sporto klubai vadovauja bendruomenių pirmininkai jiems, bendruomenė vadovauja ir mūsų sąrašo, ir mūsų koalicijos partnerių sąrašo žmonės ir daugybė iniciatyvų. O jeigu kalbant skaičiais, tai 15 metų numatytas biudžetas programai, kuri apima biudžetas kultūros ir sporto programos vadinasi. Finansavimas auga 15,6%. Tikėkime, kad būsimoji kultūros sostinė nudžiugins mus įvairiais kultūriniais renginiais. Tad dėkoju visiems mūsų žiūrovom, kurie žiūrėjote Lietuvos sprendimą ir kovo 1-ąją jūs nuspręsite, kas valdys miestus ir rajonus. Iki.